Paauglystė. Ko gero sunkiausias amžiaus tarpsnis žmogaus gyvenime. Tai sudėtingas periodas tiek patiems paaugliams, tiek jų tėvams, tiek mokytojams. Vaikas virsta suaugusiu, o jo galvoje kirba įvairiausios mintys. Kaip rasti bendrą kalbą su paaugliu? Ką daryti, kad namuose netvyrotų įtampa, o mokytojo skambutis pranešantis apie blogą elgesį netaptų kasdienybę? Paauglystė tai paskutinis etapas tėvams, jeigu tai yra vaikas vienas, bet jeigu daug, tai daug tų etapų praeina, kada reikia dar sykį ne tik tai vaikams, bet ir patiems savo truputėlį tokią vertybių sistemą peržiūrėti, revizuoti, pavadinkime. Kodėl su paaugliais sunku rasti bendrą kalbą? Kas vyksta jų smarkiai besikeičiančiame pasaulyje? Kodėl jie gali supykti dėl įvairiausių suaugusiam kartais sunkiai suvokiamų priežasčių? Šitie pykčiai, šitos agresijos yra nulemtos smegenų raidos. Aktyviau ir greičiau vystosi smegenys atsakingos už emocijas. Intensyvumas jų vystymos ir raidos yra didelis. Daug lėčiau vystosi smegenys, kurios atsakingos už mąstymą ir loginius ryšius. Ir mes ir gauname, todėl kad vystosi tos smegenys, tos emocijos labai greitai, už bet ką. Ne taip pasakytas žodis, ne taip žvilgtelta, pykstama dėl visko. Tai dėl to, kad tos smegenys tokios, jos yra aktyvios, būtent emocinės smegenys, jos yra stiprios ir galingos. O ką daryti tėvams, jei paauglystės periodu jie tapo nieko apie gyvenimo nesuprantančiais priešais? Vaikas atsisako su jais bendrauti ir kur kas mieliau išsipasakojo draugams nei suaugusiam. Jeigu neprisileidžia, vis tiek aš manau, kad ne vienas, tai kitas iš tėvų, kažkas iš suaugusių turi tą iniciatyvą rodyti ir aiškinti, kad taip gyventi mes negalim. Tai yra, jeigu visiškai atsitraukia, jeigu visiškai dingsti iš tos erdvės, tai reiškia, tu pasiduodi. Ir būna, iš tiesų, yra nevilties tokių akimirkų, gali apimti jos, nes tikrai paaugliams būna visiškai, kaip sakoma, vienodai, kaip tu ten jautiesi, kaip tu ten esi. Bet kita vertus, visada rekomenduoju, kad nelyskite ten, kur labai lietus lyja. Vis tiek šlapias būsi, tai gal leisti kartais tiesiog tam lietui išlyti, tam debesiui praeiti. Tai yra iškart po kažkokio tai konflikto, po kažkokio tai audringo kažkokio pasikalbėjimo, kuris gali būti. Galbūt ir nereikia lysti į tą erdvę, leisti pabūti, leisti net ir paverkti. Tai nėra jokia katastrofa, kad ten paauglys paverks pusę valandos ir pasirūbaus ten dėl savęs labai gailėdamas. Turbūt blogiau, jeigu niekas nėra po to, sakysim, jokio palaikymo. Nomeda ir Rolandas Narkevičiai augina 2 vaikus. Jaunesnysis sūnus šiuo metu mokosi 7 klasėje. Vyresnioji dukra sėkmingai studijuoja teisę. Vilniečiai džiaugiasi, kad apie neišsprendžiamus tėvų ir paauglių konfliktus skaitė tik leidiniuose apie psichologiją. Tėvams ir vaikams patiems reikėtų daugiau bendrauti. Bet ne taip, kad pačia susitvarky kambarį, čia ar pamokas paruošė, ne ūkiniais klausimais, o tiesiog bendrauti. Aš iš žmonos vieną kartą irgi gavau gerą pastabą. Sūnui tuo metu gal 10 metų buvo, nebepamenu. Bet irgi kaip kad kartais gyvenime, gal pas mus rečiau to būdavo, bet irgi eilinį kartą. Palauk dabar čia, žinok, nenervuok, biški. Ir žmona sako, tu klausyk. Tu kalbėkis, kol jisai nori su tavim kalbėti, nes ateis metas, kada nebenorės. Vos neparaleidau. Žinau, kad kiti tėvai tikrai susiduria ir su koncentracija, su dėmesiu, su atsikalbinėjimais. Visi paaugliai yra paaugliai. Tai va, bet kažkada turim vyresnę dukrą, kuri baigė irgi šitą mokyklą. Tai buvo klasėje tikrai dideli, psichologiniai, gal tokie nesutapimai tarp vaikų ir mokytojų. Tai vat, turėjom tuomet didelių problemų, nes klasė buvo judri, energinga, kiekvienas vaikas asmenybė ir vat, juos sutelkti, suburti buvo pakankamai sunku. Narkevičiai puikiai prisimena prieš keletą metų vykusius įvykius, kuomet 5-okės dukters klasėje kilo didžiuliai nesutarimai. Konfliktas buvo išaugęs iki to, kad mokytojai pradėjo vienas po kito atsisakinėti vesti pamokas klasiai. Na ir tada darėm susirinkimą kartu, mokytojų, mokinių, tėvų vienu metu.
Ir kad, kaip sakant, visi su savo tiesom, vaikai tėvams vieną papasakoja, ai, tai čia mokytojai tokie, tai kodėl čia tie mokytojai tokie, mokytojai, aha, kai jūs nežinot, kokie jūsų vaikai, jūs nematėt jų. Vaikai įsivaizdavo, kad jie yra daug protingesni už mokytojus, o mokytojai, nežinau, ką mokykla veikia jų supratimu. Tai va, tai toks gal padidintas, egoizmas, sakyčiau, vaikų ar savęs išaukštinimas. Ir vat turėjom užduoti, kaip tuos vaikus nutupdyti į tą vietą, kuri jiem ir priklauso. Žinoma, kad vaikas asmenybė, į kiekvieno poreikius reikia atsižvelgti, bet turėtų būti ne tik tai, čia pasakyti, tam tikros taisyklės turėtų būti. Tai yra mokykla. Keletą tokių susirinkimų, vieną po kito, vienas tai buvo problemų būtent, kaip sakant, identifikavimui, iškelimui, išsiaiškinimui, kas yra prie ko, kokie sprendimai galimi, tada jau visi šeimose matyti su vaikais irgi pasišnekėjome. Nematyti, mes irgi šnekėjomės, aišku. Nors su savo dukra neturėjom problemų, bet irgi teko pasišnekėti, paklausinėti, ką kiti vaikai pasakoja, po to vėl darėm susirinkimą ir ką darom, kad sprendimai buvo galimi tokie. Arba jūs vaikai susitvarkot, susiimat ir kad, ta prasme, supraskite, kad ne jūs vieni, ne jūs čia patys aukščiausi ir taip toliau, arba išformuojam šitą klasę ir išmėtom po kitas klases. Būti atskirtiems vieniems nuo kitų penktokams atrodė didžiausia bausmė. Klasės auklėtoja neatlaikė įtampos ir atsisakė sunkiai valdomos klasės. Valdžią į rankas perėmė kita, jau griežtesnė pedagogė. Visokių buvo imtasi priemonių. Tarkim, buvom net grafiką pasidarę, kada koks tėvas ateina ir sėdi klasėje, kai yra daugiau ta prasme, ne tik mokytojo, bet kažkas iš tėvų, tu atsirasdavo tokia drausminimo priemonė, kad jau bent jau dalis vaikų būdavo ramesni, geresni. Pirmas punktas, tai ko gero mes nemokame bendrauti. Kultūra bendravimo, kaltinimai, priekaištai. Pasako, mes vietoj to, kad aiškinam, mes priekaištaujam, mes kaltinam, mes taip suaugę bendraujam. Čia nėra ką šnekėti, iš ko mes tie paaugliai išmoksta. Jie mokosi iš to, kaip mes tarpusavėje bendraujam. Jeigu dar yra paaugliai tarpusavėje sugeba paaštrinti, o nėra kas truputėlį tą dalį vėlgi užglosto, kažkaip tai bando suniveliuoti, tai mes turime pakankamai rimtą problemą, nes paaugliai šiaip tarpusavyje jie turi daug tokių vienas kitam pasakymų aštrių, o jeigu dar patys suaugę taip pat elgiasi, dar patys suaugę tarpusavyje, tai viskas, tai faktiškai nėra iš kur net kažkokio tai paimti modelio, kuris jam yra tinkamas ir pamatyti, kad galima bendrauti kitaip. Atėjo psichologija ir tokia grupelė susibūrė tėvų, reiškia, psichologinės paskaitas skaitė. Aišku, ėjom toje, kad tai buvo įdomu, daug visokių naujovių sužinojom, ko, atrodo, gyveni, net apie tai negalvoji, bet jų yra tam tikri, tarkime, ar mąstymai, ar kažkokie tai įtakos. Tai va, tai iš mūsų klasės buvo 2 tėvai iš tų 28. Tai va irgi rodo, kaip tėvai skubėjo įsitraukti į tą veiklą, kur atrodo, jiem gal palengvintų tą bendravimą su vaiku, kažkaip jį gali, kad ir gudriau pakreipti ten vieną ar kitą kryptim, labai jau jo nevaržydamas, ne tai, kad sakai, va daryk taip ir taip, yragi ten tų psichologinių visokių būdų. Pasak vaikų ir paauglių psichiatro, bausmės paaugliams turi būti aiškios, turėti savo konkrečias ribas. Tėvai dažnai linkę tiesiog gąsdinti, tačiau rimtų veiksmų nesiima. Reikia ieškoti būdų, kurie yra svarbus ir iš anksto dažniausiai sutarti, kad jeigu tu to nepadarai, jeigu tu tą ribą peržengi, tai tu netenki. Bet nedaryti tokių irgi veiksmų, kaip vis tik tai dažniausiai neatlaikomos, tos patys suaugę neatlaiko tų bausmių laikymosi. Nevažiuosime, pavyzdžiui, ten kur nors, pasako, viskas, dabar tu nevažiuosi ten į kokią nors Vokietiją, būsi paliktas pas senelius. Nors iš anksto žino, kad tikrai nevažiuosi į tą kelionę, nes jau yra suplanuota arba bilietai nupirkti ir ta bausmė yra niekinė. Praeina 2 savaitės, ateina atostogos ir normaliausiai išvažiuoja su to vaiku. Jam tada juokinga, melagiai, darysiu toliau. Tai net tokiais nesisvaidyti rekomenduojama. Geriau
padaryti daug mažesnį kažkokį žingsnį, bet jis turi įvykti nuo pradžios iki galo. Narkevičiai įsitikinę, tėvų nenoras dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime didžiulė problema. Dažnai suaugusiems atrodo, kad veikla po pamokų turėtų būti skirta tik mokiniams. Tėvų dalyvavimas nėra būtinas, o kartais net ir nereikalingas. Kuo gerai ta bendruomenė, kada kyla kažkokia tai problema, tarkim, klasėje, kada gali pasiskambinti ten mamai Ievai ir sužinoti, kaip jos vaikas tą patį dalyką papasako. Ir tada surandi tą bendrą tiesą, nebūtina kažko tai kelt būtinai viešumą, kad būtinai eisim pas direktorių, čia žiūrėsim, kaip čia tą padaryti. Būna, kad per kelis tėvus tu susižinai daug daugiau ir tą situaciją įvertini ir gali priimti sprendimą kažkokį. Tai, kad tėvus į mokyklą gali prikviesti klasės auklėtoje, įrodo Vilniaus Petro Vileišiaus progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja. Pedagogė džiaugiasi, kad tiek su vaikais, tiek su tėvais visuomet pavyksta rasti bendrą kalbą. Tačiau pripažįsta, kad paauglystė yra sunkus etapas visai mokyklos bendruomeniai. Jaunas žmogus, jis iš vienos pusės mano esą suaugęs, iš kitos pusės jis yra toks silpnas, pažeidžiamas ir jis tai junta. Ir jis nemokėdamas susitvarkyti ten pradeda maištauti, ieškoti autoritetų kitur. O kas gali būti autoritetas? Aš manau, tėvai ir mokytojai turėtų būti autoritetai. Tai aš galvoju, per paauglystę svarbiausia yra neprarasti to, bendravimo, tos galimybės šnekėtis. Ir aš taip manau, iš patirties, dabar turiu 8-tokus, aš juos pernai, kai gavau, jie buvo 7-tokai ir jie man tokie, kol aš jų nepažinau, irgi tokie, visokie tokie, o dabar žiūriu, mes taip susidraugavom ir jie man patikė tokių dalykų, papasakoja. Ir jie man sako, mokytoja, ačiū, kad jūs mus išklausot. Tai aš galvoju, tai yra labai svarbu. Ir jeigu tu išklausai, jie tavim pasitikė, jie tavęs klausia patarimo, tai tikimybė, kad nueis kažkur klausti ne ten, yra žymiai mažesnė. Mokytoja asmeninė patirtimi įsitikino, kad didžiausias problemas geriausiai sprendžia bendra veikla. Pedagogė besiruošdama pirmajam tėvų susirinkimui jau turėjo viziją, kaip įtraukti tėvus į klasės veiklą. Suaugusius labiausiai įkvėpė filmukai apie šiuolaikinę mokyklą ir itin svarbų tėvų vaidmenį. 5 minutes ar 10 rodžiau, kas yra šiuolaikinė mokykla ir ten visokiose skaidrėse dominavo, kad šiuolaikinė mokykla be tėvų yra niekis. Taip psichologiškai aš juos paruošiau ir tada sakau, o dabar, mėly tėveliai, kadangi jie yra visi jauni, visi mano vaikai gali būti, aš neturiu kažkokių baimių prieš juos. Sakau, dabar aš noriu paprašyti, gal jūs labai nuoširdžiai pagalvokit, o ką aš kaip mama, kaip tėtis galiu padėti. Sakau, man reikia jūsų pagalbos. Ką aš galiu padėti, kokias veiklas aš galiu pasiūlyti. Ir sakau, susidarykime planą. Ir jūs nepatikėsit, kokias 2 minutės buvo tokia tyla, taip vienas į kitą žvalgosi. Ir paskui vienas, kitas, trečias pradėjo ir mes tą patį vakarą susidarėm puikų veiklos planą. Tėvai noriai prisideda kuriant klasės bendruomenę. Rodo įkvepiančius pavyzdžius ne tik saviems, bet ir svetimiems vaikams. Veda renginius, kuriuose pasakoja apie savo profesijas, organizuoja protmūšius. Mokytoja džiaugiasi, kad tėvai nepraranda entuzijazmo, net jei nedalyvaujant organizacinėje veikloje. Tėvai labai noriai mano klasės dalyvauja mokyklos arba klasės renginiuose. Pavyzdžiui, kalėdinis vakarėlis buvo, aš turėjau išvykti, iš vis nebuvau. Tai tėvai ne tik, kad padėjo parengti, reikėjo kaukės. Patys apsirengė, atėjo, pravedė visą renginį, tobulai auklėtojos niekam nereikėjo netgi. Tai aš manau, kad tai yra tokie žingsniai, kurie suartina labai ir tada visi galim pasidalinti. Ir kai man dabar, pavyzdžiui, kokia nors, matau su kažkokiu vaiku ar ne, aš žymiai drąsiau jaučiuosi ir prieš tos tėvus, tiesiog, artimesni tie santykiai, mes kažkaip vienas kitų gal labiau pasitikim. Mokykla labai daug gali, jeigu nori, jeigu nebijo. Nes mes turime situaciją turbūt paradoksalę. Yra daug sėkmingų mokyklų Lietuvoje, kurios tą santykį mokytojas, mokykla, mokytojas, vaikai, tėvai išlaiko kaip bendruomenė ir jie egzistuoja. Ir tai net nepriklauso nuo mokyklos dydžio, bet aišku, mažesnės mokyklos tą padaro lengviau, paprasčiau jiems išlaikyti santykį, nes kuo tas artimesnis ryšys, kuo labiau išlaikytas santykis, tie ryšiai susiję tarpusavyje,
tuo lengviau tą bendruomenę telkti tarpusavyje. Mes turime terminą mokymosi bendruomenė. Tai yra mokymosi bendruomenė, įeina visi. Ten ne tik tėvai, ne tik mokytojai, ne tik vaikai. Tai yra įeina ir tie, kurie šalia mokyklos galbūt. Tai yra ir ta mokymosi bendruomenė iš tiesų sėkmingoje mokykloje jinai turi egzistuoti. Ir mokykla gali nuveikti tikrai labai didelius darbus, gerus darbus, telkdama tą bendruomenę. Mokytojai galėtų papasakoti daugybę istorijų, kuomet savo užsispyrimu ir atsidavimu profesijai įveikė tėvų abejingumą, paauglių kaprizus ir konfliktus. Psichoterapeutas prisimena sėkmės istoriją, kai mokytojai blogų elgesių garsėjančią klasę suvaldė netradiciniais metodais. Visi mokytojai ėmė mokyti kultūros klasę. Jie suprato, jie priėmė faktą, kad tikrai tėvų nepakeis. Tėvai tiesiog dėl įvairių priežasčių, bet turbūt viena iš tų priežasčių, žinokit, aš pasakysiu, kodėl jie nėjo į mokyklą, aš manau, jie jausdavo tam tikrą pagarbę baimę turbūt ir tam pačiam mokytojui ir nelabai turėdavo ką pasakyti, nes jie intuityviai turbūt jausdavo, kad kažkas su jais pačiais negerai. Prisikviesti yra sunku, kultūros nėra, tai kas belieka vaikus kažkaip tai. Ir jie tą pradėjo mokyti vaikus kultūros ir tą darė nuosekliai. Vos ne apie mėnesį kažkur tai dirbo su ta mokykla. Visa, kiekvienoje pamokoje pradėdavo nuo labą dieną, nuo pasisveikinimo, nuo tokių dalykų kaip išsitraukti sąsiuvinį, nereplikuoti. Pradėsim kažką tai kalbėtis, jeigu pagarbus bus santykis. Truko apie mėnesį maždaug sustabdytas ir visi, bet kadangi tai buvo sutelktas veiksmas visų, ta klasė ėmė keistis. Viena didžiausių problemų, su kuria susiduria paauglių tėvai – žalingi įpročiai. Pasak psichiatro, nuotraukos, kaip plaučiai atrodys po 50 metų rūkymo, vaikų nepaveiks. Svarbiausia – nepulti paauglių, nesielgti agresyviai. Galima pasikonsultuoti su mokykloje dirbančiais specialistais, socialiniais pedagogais, psichologais. Man gražus ir mano kolegos vienas pasakymas, kai savo vaikams pasakė vieną labai taisyklę griežtą. Aš duodu dienpinigius tol, kol nepamatysiu rūkant. Jūs juos gausite. Pamatysiu rūkant, aš šitos pramonės neremsiu. Menininkė Eglė Grėbliauskaitė-Tursienė augina 4 vaikus – 18 Petrą, 13 Antaną, 12 Oną ir 6 Agotą. Dėmesį padaliname pagal poreikius, galimybes ir tai, kam jo labiausiai tuo metu reikia. Nė vienas vaikas nebūna nuskriaustas, sako moteris. Su neįveikiamais paauglystės iššūkiais moteriai neteko susidurti. Su visais vaikais randa bendrą kalbą, o bręstančių vaikų pokyčiai džiugina širdį. Savarankiškėja, natūralu, vaikai nori daryti daugiau savo sprendimų, turi daugiau savo nuomonės, jos labai tvirtai laikosi. Čia yra visai įdomu, nes yra galimybė pabendrauti su jais ir pakalbėti. Tiesiog mes turbūt taip žiūrim į tai kaip į skirtingą nuomonę, į kurią kartais norisi numoti ranką ir sakyti, ai, kokias čia nesąmonės, arba dar nieko nesupranti, arba ką čia išsigalvoji, ar problemų tu dar neturi tikrų, jeigu dėl tokių dalykų pergyveni. Bet iš tikrųjų tai yra įdomu įsigilinti. Tai kaip tas žmogus mąsto ir kodėl tai jam labai svarbu. Moteris stengiasi nesivadovauti vien tik savo nuomonę ir mėgina pažvelgti į įvykius iš vaiko perspektyvos. Nebūtina visą laiką ir visais klausimais rasti bendrą kalbą. Ne visada paaugliai turbūt ir nori apie visai viską kalbėtis. Kartais turbūt sėkmės receptas gali būti tiesiog leisti žmogui būti. Leisti jam galvoti taip, kaip jis galvoja šituo metu ir patirti savo atradimus savų laiku. Kas Eglė yra paauglys? Vaikas, kuriam vis dar reikalinga atsakinga tėvų priežiūra, ar suaugęs žmogus, gebantis savarankiškai priimti sprendimus? Kartais su vyru pasikalbam, kaip elgtis, nes tarsi turėtum leisti žmogui būti savo gyvenimo kalviu, ar ne, arba ugdyti savarankiškumą, leisti apsispręsti patiems. Bet kita vertus yra tam tikri sprendimai, kurie yra labai svarbus ir tų sprendimų pasiekmes gali būti svarbios.
Tai šitoj vietoj turbūt manau, kad reikia įsikišti. Tik tai ir to įsikišimo formos labai gali būti skirtingos. Nelygų vaiko amžius turbūt. Su vienu galima išsikalbėti, susitarti, parodyti poziciją, privalumus tam tikrų sprendimų arba trūkumus kitų. Tiesiog iš tikrųjų pasikalbėti, o tam tikrame amžiuje vaikams tiesiog reikia padėti nusprendžiant pačiam. Aš manau, kad tai irgi yra svarbus dalykas. Neužkrauti per didelės atsakomybės vaikui dėl tam tikrų sprendimų. Paprašyta prisiminti savo paauglystę, Eglė šypsosi. Tada jai atrodė, kad problemų nekelia, bet vėliau pasikalbėjusi su mama išgirdo, kad lengva nebuvo. Kai turbūt nebuvo lengva stovėti prie lango ir laukti kiekvieno pravažiuojančio troleibuso, kadagi aš jau čia grįšiu, nes mobilių telefonų dar nebūdavo. Bet aš manau, kad mano mama turbūt buvo pasirinkusi stebėtojos strategiją. Jis stebėjo, ar viskas yra gerai, taip buvo tikrai labai kantri ir davė man labai daug atsakomybės ir laisvės. Nemanau, kad tai buvo klaidinga strategija. Manau, kad yra gerai, man tai išėjo į naudą, aš manau. Bet kartais aš savo vaikams turbūt duodu mažiau pasirinkimo. Ir tai motyvuoju tuo, kad galbūt truputėlį mažiau spaudimo apsispręsti dėl visko palengvina jų būti. Su visais žmonėmis reikia bendrauti taip, kaip norime, kad bendrautų su mumis. Vaikų amžius mus įpareigoja. Mes negalime su vaikais bendrauti kaip su suaugusiais, nes jie yra dar vaikai. Jie turi teisę turėti tėvus, o tėvystė yra atsakomybė, įsitikinusi pašnekovė. Mes esame jiems tie žmonės, į kuriuos jie gali atsiremti, paklausti patarimo ir turbūt dar šiek tiek netgi daugiau, negu kad patarimo jie gali paklausti aplinkinių. Tai žodžiu, turėti tėvus, manau, yra tam tikra saugumo zona vaikams ir tuo mes skiriamės. Taip kaip, todėl ir manau, kad mano vaikai turi teisę turėti tėvus, todėl aš su jais bendrauju kaip su vaikais, bet su visa pagarba. Menininkė mano, jog mokykla tėvų ir vaikų bendravime reiškia labai daug, o jos vaidmuo vaikams yra labai svarbus. Mokykla yra taip, žinoma, tokia vieta, kur vyksta socialinis vaikų gyvenimas, labai netgi stipriai. Ir mokykla labai stipriai ugdo. Manau, kad yra kartais taip tokia nuomonė, kaip viskas, kaip vaikas elgiasi mokykloje, priklauso nuo to, kas vyksta šeimoje. Žinoma, ir šeimos situacija turi įtakos vaiko elgesiui mokykloje, bet mokykla, negalima jos nuvertinti. Gali vaikas visiškai skirtingai elgtis namuose ir mokykloje. Eglė nenumoja ranka į literatūrą, padedančią auginti ir auklėti vaikus. Stengiasi vadovautis intuicija, prisiminti savo vaikystę, o prireikus kreipiasi į specialistus. Dukra nenorėjo lankyti tam tikro būrelio ir aš kažkaip pati vaikystėje labai keisdavau būrelius. Kaip sakiau, mama man duodavo labai daug laisvės. Ir lyg svajodavau slapta, kodėl jinai manęs nepaspaudė. Ir va dabar aš jau toj situacijai, kaip esu pati mama ir mano vaikas nori tą būrelį mesti ir nežinau kaip elgtis. Ir iš tiesų aš nuėjau į Vilniaus miesto psichologinę pedagoginę tarnybą, nes buvau girdėjusi ar per kažkokią laidą, ar kur tenais, kad galima pasitarti. Ir nuėjau ir pasitariau. Pasirodo, yra tokia galimybė, gali pats nueiti netgi be vaiko, papasakoti problemą, klausimą turbūt, kokį reikėtų spręsti. Ir gavau labai išsamų tokį tarsi situacijos apžvalgą, analizę, kas man labai padėjo padaryti sprendimą. Tėvai yra direktoriai. Reikia jiems šito nepamiršti, kad kiek jie bebūtų geri, kiek jie norėtų būti draugais, tėvai pirmiausia yra, kiekvienoje šeimoje yra vadovai, direktoriai ir jie turi priimti sprendimus. Jie gali tartis, jie turi tartis, ieškoti, bet sprendimus priiminėja tėvai, suaugę žmonės. Jie turi nustatyti kryptį.